puoselėja tas visas tradicijas. Jie išlaiko, jie negriauna, kaip mes. Netiko, nugriovėm, pastatėm naują. Jie išlaiko, pavyzdžiui, bent jau tą išorę. Ir pas mus jau dabar yra tik tos vietos, ar ne, kaip sakau, yra paveldo kažkokios tai vietos. Kad, išorės negali keisti tik savo vidų. Jie dažnai, dažnas, kurisgi pasakė, ar ne, aš negaliu, man pasakyta, mano namas turi būti raudonas, langinės turi būti baltos. Vadinasi, aš stengiuosi ir taip išlaikyti. Ir jiems tas yra labai svarbu ir labai brangu. Tai mes dabar esam pasiruošę išeiti kur? Šį šeštadienio puikų vakarą. Nežinau. Eisim dabar į festivalį, Beatlų festivalį ir jo koncertą. Ten įvairios grupės perdainuos Beatlų dainas. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Mano įspūdžiai tai... Go, Johnny, go. Visą laiką Laima šalia manęs dainavo visas dainas. Tai ką daryti? Absoliučiai visas dainas, nuo pradžios iki pabaigos. Priešai sėdėjo vyrai, plojo, davė 5. There is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. 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 Išaušo 3 rytas Tamperės mieste, Suomijoje. Visų pirma, dar neišaušo net. Dar net neišaušo, iš tikrųjų mes jau einam pusryčiauti. Taip. Ir aš tai esu visiškai neišsimiegojęs. Bet žinau, kad mes šiandien turėsim kupiną įspūdžių dieną. Kodėl? Paskui pasakysiu. Gerai. Po pusryčių. Viskas buvo labai sotu, ne? Taip. Žiūrėk dabar, žinai, ką mes šiandien veiksim? Ką veiksim? Eisim šopintis? Ne, mes neįsim šopintis. Koks tavo pomėgis yra? Ką, žinau. Žiūrint kokiu metų laiku. Jeigu vasarą žvejoju, pavyzdžiui. O jeigu žiemą? O jeigu žiemą, pavyzdžiui, žiūriu filmus, visokius, nes filmų labai daug turiu. O žiemą bandai žvejoti? Ne. Nori pabandyti? Tu čia rimtai dabar sakai? Taip, važiuosim žvejoti. Vilniaus kolegija. Kūrybiškumą puoselėjanti aukštoji mokykla. Ieškojau kolegijoje žmonių, kuriems patinka žvejyba ir beveik neradau išskyrus jūs. Ir dar kaip papasakojot, kad jums labai patinka poledinė žuklė. Mane labai žavi tas faktas, kad juos, man atrodo, jie ten gali sėdėti ar su palapinė, ar be palapinės, žiūrėti tą skylutę lede. O aplinkui gali jau būti ir ta lytis nuplaukusi kažkur giliai į jūrą ir jie nieko nemato. Ir tik tai galbūt kažkada, tai jeigu kaip žuvis, tai gal atsipeikės, kad jau jie yra aplink vanduo ir jau tos ledo nebėra. Paprastai žvejai, aš kiek žinau, jie labai yra draugiški, draugauja vieni su kitais. Bet galbūt saugotis, neatsisėsti labai arti kito žvejo, nes jisai pradės galvoti, kad jūs nuviliosite jo žuvį. Va. Tai turbūt ir toli tokį atstumą išlaikyti gal reikia. Šiaip Suomija gera šalis ir iš tikrųjų verta į ją vykti. Ir aš kiek atsimenu, kad visi labai stebėjosi, kad kaip čia Suomija šalta, kasgi ten vyks. Iš tikrųjų, jeigu pareklamuoja gerai šalį, tai tie, kurie žmonės yra pavargę nuo šilumos, nuo saulės pertekliaus ar kažko, jie pilnai važiuos į Suomiją. Ir man atrodo, vieną kartą nuvykę. Visi ir antrą kartą. Taip. O šiaip jau, pavyzdžiui, kalėdų metu reikėtų vykti į Suomiją, galbūt netgi su tokiais biškiai su vaikais,
Jeigu pas senelį šaltį įsivaizduoja, tai jisai pamato tikrą senelį šaltį ir tiki. Tai va, tai mes jau, aš jau apsimuturiavęs esu žvejybai pasiruošęs visiškai, tu irgi pasiruošus? Taip, pasiruošus. Aš tik sakė, kad taip, atvažiavo mūsų šiandienos vadovas, sakė, eisim ant ledo niekada nesužvejojęs. Aš šis niekada nesužvejojęs, bet, žodžiu, pamiršau pirštinės ir pamiršau kepurę ir aš tikiuosi, kad aš nesušalsiu. Bandysiu laimę, ne? Žiūrėkit dabar, čia yra mūsų žvejybos vadovas ir mūsų žvejybos vadovas yra Ismo. Hello Ismo, nice to meet you. There's Laima. Hello. So we are going We are going to Sastamala. to Sastamala. Sastamala. Yeah. It's lake or it's It's a municipality. All day, the hell outside's kept away. If only we could move away from here. This is how we build a place. An aviary for today. An aviary for today. Hello, I'm Rimvydas. Hello, Miko. Tai ką, atvažiavom, čia žvejosim, čia labai mielas kaimas, ne? Taip, ir kas yra svarbiausia, kad jau Rimvydas sako, gal aš su ragutėm, o aš sakau, aš eisiu su vyrai žvejot. Tai aš su ragutėm pačiuožinėsiu. Pirmiausia, eisim pasižiūrėti Žiūrėt labai gražią bažnyčią. Taip. Čia šita šeima gyvena ir jis sutiko mus priimti, pasisvečiuoti ir aprodyti pačias gražiausias savo regiono vietas. Mes čia kažkur valandą važiavom nuo Tamperės, labai gražiai čia jie įsikūrė, labai mielai priėmė, eisim apžiūrėsim bažnyčią, paskui apsirengsim labai sakė, prieš tai pasiruošim, eisim į tualetą, todėl kad tenai busim vidury ežero, vidury miesto, tai sakė, tikrai reikia pasiruošti. Tai va, apsirengsim tada ir dar 8 kilometrus važiuosim. Dar važiuosim 8 kilometrus, taip. Ir tada žvejosim tenai, gręšim skylę. Jo, ir tada dar netgi sakė, jeigu tik pagausim, ką nors sako, ir dešrelės pasikepsim, ir tą žuvį taip pat, Viską pagaminti. Tai va, ir jinai yra visa akmeninė ir čia nėra grindų. Aš kaip suprantu, plūktos grindis, ne? Tos kaip pas mus būdavo ta vadinamoji... plūktos grindis, ar ne, sumušta asla, jo, sumuštas tas molis. Jo, ir nėra medinės grindys. Sako, šiaip visur paprastai būna medinės, bet čia nėra medinės. Ir sakė, labai gera akustika, todėl labai dažnai būna koncertai. Koncertai visokie, jo, ir jisai gyvena vos nuo 100 metrų, vos 100 metrų nuo šitos bažnyčios. Dabar einam apsirengti šilčiau dėl to, kad visą dieną išstovėti lauke iki maždaug 3 valandos, dabar yra 11 valandą ryto ir pražvejoti su mūsų turimais drabužiais būtų pernelyg šalta. Tai mums parūpins šiltų drabužių. Tai dabar mes jau apsirengiam, pasipuošiam žvejybai, vos pajudam. Nu nesakyk, tai mes koviniai padėti, tokio kaip gaisrininkai. Taip, ir dabar važiuosim 8 kilometrus iki vieno ežero, kurio ledo storis yra pakankamas žvejybai. Taip. Tam, kad man nuvažiuot, pavyzdžiui, prie jūros, pažvejot ant ledo, ką dažnai mūsų daro vyrukai, ar ne? Tai man bus 300 km ir aš tikrai už kurą sumokėsiu daugiau negu 100 litų skrydžiui į Suomiją. Vat kas yra keiščiausia. O čia, kad pagausi kažką, 100% garantija. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of man, for whatever that means. And so it goes sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in Jeigu taip turi būti įprasta, tai aš nežinau. Peculiar. So I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, Rimvydėlis
labai įsigandęs visko, bijo jisai ant ledo. Ne, Ir man baik. baisu, aš kaip sakytų, žy, kadangi sunkesnė, tai einu prieki. Aš jo kaip dabar gyvybės draudimas. Bet čia tikrai baisu, tas ledas kilinėjo pačiam krante ir aš visą koją įkišau į vandenį ir... Ir jis eina sako, bet jeigu čia kas nors skylė jau buvo įsigręžęs, tai galima įkišti tą koją. Tai va. Labai laukiam, žiūrėsim, kaip čia bus. Okay, ready to start. And I try. Oh my God, do I try? I try all the time in this institution. Kiek mes išsiaiškinom pagal visus angliškus ir rusiškus pavadinimus, šiandieną mes galim pagauti arba ešerių, arba plakių. Jeigu tikrai gerai teisingai viską supratom. Nu, kaip supratau, dar raudės gali būti, raudikių. O šiaip, sakė, vasarą tai labai daug yra lydekų. Šitųgi, dieve mano, karpių ir karšių. Tai iš esmės visos to žuvis, kurias mes taip pat gaudom ir... Svarbiausia, kad tai yra žuvis. Ką tik kibo, toj vėl kibs, palauk. Aš jau įvaldžiau taktiką, jau vieną pagavau žuvį, tai viskas. Va vėl, žiūrėk, matai vėl kabina. Ką tik buvo vėl. Kažką matau. Dar vieną žuvį pagavau. Kaip tau sekas, Laima? Einam pažiūrėsim. Kieno didesnė? To Prašom padaryti fotografiją dabar, rimtą, su pačiom didžiausiam žuvim. Kam čia dabar štai? Okay. Viskas, šaltis jau darosi man nebeįmanomas, sakė mums susiviniot savo visas žilkas. Ir eisim, Laima, mes dabar, žinok, kavos pertraukėliai. Jie laužo šviesą ant ežero naktyje. Va ten laužas, va. Gerai, ir sakė, kėdės reikia pasiimti su savim. Nu, aš tai dabar žvejosim dešreles. Ne, aš esu paskirtai nesūnus. Viskas yra tiesiog super, dabar mes, sakė, žvejosim kitų būdų, išsiskleidam savo meškeres ir gaudysim dešreles. O čia ir kimba? Čia irgi kimba, pažiūrėk. Tai, kad mes čia, aš taip pavyzdžiui geriau negu restorane jaučiuos. Ir žiauriai fainai. Nu, ta prasme, kad tu čia gauni ir dešrelių, ir sumuštinių, ir kavą geri. Jie yra nerealiai pasiruošę iš tikrųjų. Man tai yra žiauriai palengva. Skirtumas koks yra, vat,
sakom, ar jūs ant ledo nešatės, ką nors pasišildyti, sako, taip, malkų ir dešrelių. Jo, ir daugiau nieko. Sako, jeigu mes ir vartojam alkoholį, tai tik tai po žvejybos ir į sauną ir po saunos, tada galbūt ir vartojam ką nors. Lietuvės moteris tikriausiai išprotėtų, absoliučiai, ir ne, jeigu vyras, pavyzdžiui, per savaitę eitų žvejot 14 kartų. Sako, kartais po 2 kartus per dieną, vieną kartą iš ryto, kitą kartą vakare. Ir, jie jau pensijoj. Tai pensijoje, bet kaip sakyt, 4-5 kartai per dieną, tai yra per savaitę. Yra įprasta. Taip, kasdien. Kai gyveni prie ežero, tai čia nereikia važiuoti toliau. Pagavau pačią didžiausią žuvį, jau galvojom, visi važiuosim namo ir mes jau skrisim į Lietuvą, bet nusprendėm dar pusvalandžiai pasilikti ir pasižiūrėkit, kokį gėrį pagavau. Va, dabar nuimkit mane, kas nors, nes nemoku. Jau darosi man tai nebepakeliamai šalta. Nežinau kaip Laimai. Šalta ar ne? Nešalta jai. Žodžiu, bet mes jau toj turėsim judėti atgal tuos 8 kilometrus pas juos atgal į namus. Ir tada žiūrėsim, jeigu bus laiko, tai galbūt tą žuvį iškepsim, jeigu nebus laiko, tai jau teks važiuoti į Tamperę, nes iki Tamperės yra 60 kilometrų. Šiandieną galiu pasidžiaugti, kad mane labai tie vyrai visi myli ant ledo, jie man rodo visokiausius būdus, savo padarytas meškeres. Grįžom į savo ankstesnius drabužius, gavom labai daug šaunios informacijos apie žvejybą Tamperėje, tai mes skaitysim turbūt skrisdami namo, o dabar grįšim 60 km atgal į savo viešbutį, išsiregistruosim, nusipirksim lauktuvių ir skrisim į Lietuvą. Thank you very much. Thank you for a really nice day. We're really waiting for next meeting. Nobody said it was easy. It's such a shame. Ir kas man labai patiko, kad jie turi vadinamosius žuklės, kaip čia pasakyti, advisor, tai yra, kaip pasakyti, pagalbininkas, ar ne? Patarėjas, žuklės patarėjas, žmogus, kuris tau gali, pavyzdžiui, atvažiavus kitą šalį pasakyti, kur tau žvejot, kaip tau žvejot, kokius, pavyzdžiui, masalus naudoti. Ir kas man visiškai nuginklavo, tai aš supratau, kad, pavyzdžiui, Suomijoje tie, kurie gamina pašarus, neturėtų biznio, nes čia nieks nešeria žuvų. 90, sakė, kokie 8% žmonių iš viso žvejoja be pašarų. Tai ką, mūsų savaitgalis jau Tamperėje baigėsi. Hello, Lithuania, it's Suomi, Tampere, airporta. Nieks nieko nesupras, Terminalai number 2. Nieks nieko nesupras. Žodžiu, mūsų savaitgalis Tamperėje jau pamažėl visiškai eina į pabaigą, nes jau už valandos kilsim atgal į Lietuvą. Skrisim, žinau, skrisim 90 minučių ir būsim jau Kauno oro uoste, ten, kur pačios pigiausios kelionės prasideda. Taip. Esam visiškai patenkinti savaitgaliu, esam labai laimingi. Aš tai ne. Iš esmės, tai gal taip. Ir žodžiu, ir. Tai gal, bet jo šiaip iš tikrųjų gerai. Tai taip mes visada ir keliaujam.
Nes pigiausias dalykas gyvenime yra gera nuotaika, už kurią niekada nereikia mokėti, jeigu pats esi puikiai nusiteikęs. Ir tos geros nuotaikos per šias 3 dienas aš prisikaupiau kokiems 3 mėnesiams, tai aš manau, kad po 3 mėnesių mes šitą kelionę galėsim dar ir pakartoti. Taip, o per tos 3 mėnesius niekur nevažiuoju.